Tai yra teismų praktika, kurią aš tikrai išskirčiau. Šalia konkrečios kovos atskleidžiant kontrabandą. Tai teismų praktika šiandien nežinau, ką turbūt tenkina, turbūt nieko netenkina. Šiandien natūraliai, kad su visuomenė kyla klausimai, kodėl kokie nors ten princai ar karaliai ar kunigaikščiai, kaip ten bevadintų, nenoriu vadinti taip, išvengia atsakomybės, arba ta atsakomybė yra pernelyg lengva ir neadekvati nusikalstamai veiklai. Tai šiandien mes tų pavyzdžių turime. Tai vėlgi sėsiu. Ir ketvirtas dalykas kontrabandas. O kur paskui dingsta pinigai kontrabandas? O kur kontrabandas pinigai dingsta? Tai va štai čia mes kalbam realiai apie pinigų plovimą. Realiai apie pinigai yra, kada juodi pinigai paverčiami švariais pinigai. Tai va, keturios sudėtinės dalys. Kol mes kalbėsim apie vieną, mes kontrabandos problemos visumai nematysim. Kada sinchroniškai pradės veikti ir efektyviai pradės veikti visos grandys, visose šitos grandyse, štai tada mes galėsim kalbėti apie gerus, konkrečius rezultatus. O vis dėlto tie rezultatai turi būti, nes kontrabanda tai yra viena iš grėsmių pagal įstatymą, pagrindinių įstatymų, tai viena iš grėsmių, nekalbant apie ekonomiką, grėsmę ekonomikai, finansų sistemai, didelis esmė, tai yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Štai taip matyčiau visą tą problemą. Gerbiamas Antanai, jūs esate vis tiek tas pagrindinis, kuris yra departamentas, kuris būtent ir skirtas kovai su kontrabanda. Aš manau, kad tikrai mes nekalbėkime apie tos buitinius dalykus, apie tos kelis karnistrus, ten yra, kur galų galia sulaikymo kontrabandos koncentruotai tik 1% yra kontrabandinių degalų, bet pakalbėkime iš esmės apie tos klausimus, kad kalbam čia būtent apie didelius akcizus alkoholiui, cigaretėm ir kovą su tai, kad yra sumažintas biudžetas. Labai pritariu gerbiamas Vadės pasiūlymui, kad į kontrabandą reikia žiūrėti kompleksiškai, nes jeigu paimam ištraukime atskirą vieną kovos su kontrabanda sudedamąją dalį, tai galim turėti nepilną vaizdą. Iš kitos pusės yra labai svarbu ieškoti tinkamų priemonių, o tam, kad rasti tinkamas priemonės, reikia aiškiai identifikuoti priežastis. Ir tendencijos kontrabandos sulaikymo yra panašios tiek Latvijoje, tiek Estijoje, tiek Lenkijoje. Susitikdami su kolegomis mes aptarėme labai panašias problemas. Ir kreivės sulaikomo kiek, ypač tabako gaminių, praktiškai yra identiškos, skiriasi galbūt tik tai skaitinė išraiška. Todėl gegužės mėnesį Latvijoje organizuojame ES šalių muitinių vadovų susitikime. Pagrindinis klausimas yra, kaip kovoti su cigarečių ir tabako gaminių kontrabanda ES masteliu. Nes didžioji nauda arba didįjį pelną kontrabandininkai gauna realizuodami tas cigaretės ne Lietuvoje, o kaip tik kitose ES šalyse. Vadinasi, tai reikėtų ypač į tabako gaminių kontrabandą žiūrėti jau ES kontekste ir ES masteliu. Ir tie skaičiai, ypač laikomos kontrabandos, tikrai kelia mūsų nerimą. Jau kaip minėjot, kad praeitais metais sulaikyta 120 milijonų vienetų cigarečių, tai jau šiais metais per pirmą ketvirtį sulaikyta apie 60 milijonų vienetų cigarečių. Tai rodo, kad esantis kainų skirtumas tarp trečiųjų šalių ir ES šalių yra pagrindinis variklis tai kontrabandai gabenti. Kaip dėmesį, kai buvo paminėta į bausmių praktiką. Yra daug sukurta įvairių formatų analizuoti esamą situaciją. Viena analizė, kuri buvo atlikta, parodė, kad išanalizavus 2006 metų ir 2008 metų praktiką pastebėta, kad vieno sulaikymo atveju vidutiniškai sulaikoma cigarečių arba užkardintos žalos suma yra 200 000 litų. Vidutinė išlaidų suma tenkanti vienam tyrimui atlikti institucijose 75 000 litų. Paskirta bauda, pagal tos atvejais vidutinė yra 14 000 litų. Proporcijos labai skiriasi. Vadinasi, siekis, kad skiriamos baudos arba skiriamos sankcijos atitiktų galimai daromą žalą valstybei, taip pat yra vienas iš siekių, kad ta kova su kontrabandu būtų pakankamai sėkminga. Tai taip žinai. Jeigu galima, tiesiog, kadangi jūs buvote Seime, aš jums tada užduosiu klausimą, nes gerbiamas kolega remiasi 6-8 metų statistiką dėl teisinės praktikos. Tai yra šiuo atveju, kuomet jūs dirbote ir nacionalinio saugumo gynybos komitete ir, sakysim, buvote Seime. Jūs dirbote ten, jūs buvote Seime. Tai kaipgi taip atsitiko, kad būtent tuo laikotarpiu buvo silpninima šita
šita dalis. Tai yra teisinė praktika žinoma, taip, jinai neadekvati ir išlaidoms, kurias patirdavo valstybė, išieškomai tai naudai. FNTT, aš turiu pasakyti, peržiūrėjau statistiką, pasirodė, kad tų plaunamų pinigų srautus jie fiksavo, bet kažkodėl neužkardė. 4 metais buvo panaikintas konservatorių priimtas asmens įsigijimo pajamų teisėtumo pagrindimo įstatymas, numatęs asmenų kaltinamų, pavyzdžiui, kontrabandą ir jų artimųjų pareigojimą pagrįsti, iš kur jie įsigijo tą turtą. Tai kaipgi taip atsitiko, kad jūs dabar pateikėte visą tą statistiką, bet šiaip viskas linksta į tą laikotarpį, kuomet buvo ta ydinga praktika ir suformuota. Ir teismuose, ir įstatymų priėmime. Šiuo atveju aš galiu pasakyti, rytoj vyks diskusija dėl išplėstinio turto konfiskavimo. Ar apie tai buvo diskutuojama tuo metu? Aš nežinau. Galbūt mes iš stalčių daug ištraukėm įstatymų projektų, kurie geri, bet kažkodėl buvo įstrigę savo laiku, gal komitetuose, gal dar kur nors, nežinau. Tai aš labai nenorėčiau pradėti politikuoti, nes kalbam apie valstybinį problemą, tai ne apie partinius požiūris. Tai valstybinė problema yra politinė. Čia kaip tam anekdotą rašyti vis laiškus, tai paskui vieni rašė, paskui kiti rašys. Ne apie tai kalba eina apie tai, kad tas, ką dabar daroma, tikrai galime pritarti, tą, ką daroma gerai, o tas, kas buvo daroma, lygiai tą patį, ką jūs kalbate apie konfiskavimą turto, mano buvo ruoštas įstatymo projektas, kuris dėja nepraėjo. Ta, ką jūs kalbate dabar apie tai, kad kovai su kontrabanda reikia suvienyti institucijų pastangas, tai aš tą kalbėjau apie kovą su korupcija, rašiau įstatymo projektus, dėja nepraėjo ir turbūt balsavo prieš dabartiniai valdantieji. Tai jūs šiek teisus, kad galbūt kai kurių klausimų tais laikų negalėjo spręsti. O dabar, iš esmės, daroma tai, kaip sakyti, nauja tai yra gerai pamiršta sena. Tai viskas tas, kas yra daroma, tai buvo daryta. Jeigu sugebės įspręsti, dabar užteks politinės valios, užteks susitelkimo įspręsti, ačiū Dievui. To tik ir palinksiu. Dėkoju, kad nebėgtų jūsų abiejų dialogų, bet aš ir gerbiamą Vytautą Baką, kuris būtent atstovauja profesionalų pareigūnų. Ir dabar kaip jūs matot šitą problemą, būtent taip ir darbo didėja, jūsų darbuotojai būtent gauna mažesnius darbo užmokesčius ir sąlygos yra sunkesnės. Aš girdėjau, kad kaip rodiklis rodoma tai, kad kažkokia tai pasienio užkardai ten benzino pravažinėjo daug mažiau negu ten praėjusį mėnesį. Tai yra, ir tai galbūt norėčiau šiek tiek susikoncentruoti tą problemą, kad nebūtų galbūt lyginami, kalbant šitą temą, Latvių, Lenkų, Estų pavyzdžiai. Vis tik tai mes esame Europos Sąjungos šalys ir tas žodis kontrabanda, tai iš viso yra netinkamas, kadangi tam ir yra, kad laisvos sienos, laisvos prekių judėjimas. Kalbėkime daugiau apie Rusiją, Baltarusiją. Kadangi čia ir yra ta pagrindinė problema, jeigu ten Baltarusijos rusiškos degtinės kaina 6-7 litai, pas mus yra apie 18, tai va čia yra kontrabanda, būtent su kitom šalim. Iš tiesų, aš galbūt galėčiau labai kalbėti apie tam tikrus vidinius procesus, apie tai, kaip atrodo tų pareigūnų, kurie dirba teisėsaugos institucijose, akimis tie reiškiniai susijęs su kontrabanda. Bet pradžiai noriu pasakyti, kad visiškai yra nepriimtina profesionalui kontrabandos matavimas pagal sulaikytų kontrabandos prekių aktyvinių kiekius, jie didėja ir mažėja. Tai yra visiškai metodika, visiškai netikusi, kadangi iš tiesų kontrabanda yra latentinis nusikaltimas, teisės pažeidimas. Ir, reiškia, paprastai jos mastai lyginami būtent su lyginant netiesioginius tokius aspektus, kaip pardavimų mastai, sakysim, sumažėja alkoholio, tai cigarečių ar kitų prekių surenkamų mokesčių ir panašiai. Ir tas pats sulaikymas, tai kad daugiau sulaikoma, parodoma, gal kad institucija pradėjo labiau dirbti. Ir tai tik tiek.
Dabar kita vertus, reiškia, iš tiesų reiktų sutikti, kad kontrabanda neatsirado šiandien, faktiškai teisėsauga Lietuvoje buvo silpninama nuo maždaug mūsų nuomonė 2002 metų ir ypatingai sunkmečio laikotarpiu Lietuva, priešingai nei daugelis Europos šalių, elgėsi visiškai priešingai. Tai yra mažino finansavimą tiek policijai, tiek valstybės sienos apsaugos tarnybai, tiek muitinės departamentui. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad nuo 8 metų finansavimas sumažintas iki 30%. Taip duomenys pasakyti. Tai priešingai nei pavyzdžiui Lenkai, kaip tik finansavimą didino. Antras labai svarbus aspektas, kad Lietuva kartu su kitom šalim yra išorinė Europos Sąjungos siena. Čia reikia apskritai specialaus kažkokio plano, kad sutramdyti tą reiškinį, kuris mūsų šalis tarnauja kaip tranzito valstybė iš rytų į vakarus ir niekur iš nebabėgti. Bet labiausiai mūsų kaip profesinė sąjunga neramina, čia prieš porą savaičių buvo spaudos konferencija, kurioje iš tiesų paskelbė pareigūnai apie tai, kad pradėjo tirti labai konkrečius nusikaltimus, sutinka pasipriešinimą tiek iš aukštų teisėsaugos pareigūnų, reiškia ir vieša paslaptis šiandien, galbūt nevyniosiu žodžiu į vatą, kad iš tiesų kontrabandos pinigais yra finansuojamos politinės partijos. Kai kurios, tai sakysim, apie tai kalbėti buvo ir manęs pirmininkas komiteto ir tiesą sakant, kada kalbame, bendraujant su tokiais pačiais pasieniečiais ar policininkais, tai visiems yra žinoma, kas ir kiek ir už ką ir kam tenka. Ir kaip iš tiesų būtent Kalvarijos atvejis, kur buvo viešai pastaruoju metu yra kalbama žiniasklaidoje, iš tiesų parodo tai, kad pareigūnam patiems tampa nesaugu dirbti, ar tai būtų teisėsauga, ar tai būtų policija, ar valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tu visiškai atsitiktinai netgi gali tirdamas bylą arba rinkdamas kažkokią operatyvinę informaciją, reiškia, ir nesulaukęs paramos iš aukštesnių pareigūnų, kada tiesioginiai vadovai, reiškia, demonstruoja pernelyg artimų santykių su įtariamaisiais tose pačiuose kontrabandos bylose po praėjusio 3 mėnesiam po sulaikymo operacijos ir kai negaunama pagalbos nei prokuratūrai, nei, sakysim, pas praėjus 3 lygius aukštesnių vadovų, tai tada, aišku, tiem pareigūnam patiems iškyla grėsmė tiesiog dėl jų darbo, arba susitaikyti su tą problemą, ar tiesiog, aiškia, kaip ne vienas pareigūnas yra jau padaręs, tiesiog palikti tarnybą. Tai iš tiesų, apibendrindamas noriu galbūt pasakyti, kad pastaruoju metu, kad kiek tai susijęs su kalbama tema, išryškėjo tokio neleistino, reiškia tiek politikų, tiek aukštų pareigūnų neleistino spaudimas žmonėm dirbantys savo darbą. Gerai, dėkuoju, Vytautai. Čia apsukom ratą ir vis tik tai grįšim prie kažkada netaip senai pasakytų Arvydo žodžių, kurį tikrai prielaida labai rimta ir nenori tikrai negali paneigti, kada jūs pakalbėjote, būtent darė tokią prielaidą, kad vis tik tai kontrabandos pinigais, kurie šiaip jau visą laiką aiškiama finansuojamas ir tarptautinis terorizmas, bet štai tai kontrabandos pinigai vis tik Seime finansuoja tam tikrų įstatymų priėmimą ir, kaip Vytautas patvirtino, finansuoja tam tikrų partijų rinkiminės kampanijas ar taip rinkiminės partijas. Tai tik tiek, kad čia, žinau, tokia man gavos lyg ir lazda su dviem galai ir mus labai rimtai priėmė jūsų tą pasakymą. Faktiškai, jeigu tai tokie dalykai dabar vyksta Seime ir įstatymų projektai priiminėjami kontrabandos pinigais, manau, šiuo atveju tikrai
nepriimkit už kažkokius tokius teniso žaidimus, bet irgi tam tikras politikavimas, juk jūs esat valdančiai daugumoje ir būtent valdančios daugumos balsai šiuo atveju, dabar šitoj kadencijai nulėmė įstatymus, tos, kurie priiminėjo šiuo metu Seime. Tai čia ne toks pats